Parduotuvių savitarnos kasose pirkėjų amžių tikrins dirbtinis intelektas, kuris esą padės sutaupyti pirkėjams laiko. Būkim vieni beteisingai, nepadės sutaupyti pirkėjams laiko, o padės sutaupyti prekybos centrams etatų. Parduotuvių savitarnos kasos bus dar išmanesnės nei dabar. Jose vis plačiau naudojamas dirbtinis intelektas. Pasak parduotuvės atstovų, dirbtinis intelektas nustatinės, ar pirkėjas viršija 25 metų ribą. Gerai idėja. Tikrai sumažins darbuotojams darbą. Seniai, tu tai nepraeisi. Tau tikrai duos mažiau negu 25, sorry. Pasitikit šiaip dirbtiniu intelektu, jau pakankamai šiais laikais? Tikrai taip. Be jokios abejonės, jis jam atrodo baigiamai parašė. Daug padeda, tai teisingus atsakymus duoda, išmokina kai kada, tai manau čia irgi padarys gerą darbą. Nu, tegul bus. Wait, palauk, stop. Wait, what the fuck? TV3 LNK nebuvo daugiau žmonių? Hello? Čia jin tipo vazonų skyriuje, čia jinai bulko skyriuje. Aš dabar nebetikiu nieko, ką aš ta moteris sako, jai sumokėta čia. Bet kokio kito žmogaus nerado. Priprasim? Ir pasitikit dirbtiniu intelektu? Taip. Ar aš lydausi, kas man yra? Nuskenuoja jūsų veidą, parodo kiek amžiaus. Įsigaščiau. Kodėl? Štai, prie naujovių nepripratom dar. Išsigaščiau, prie naujovių nepripratom dar. Meanwhile. Nu, tegul bus. Priprasim? Ir pasitikit dirbtiniu intelektu? Taip. Am I going insane? What the fuck? Vienas ir tas pats žmogus toj pačioj parduotuvėje atsakė du priešingus. What? Naudotumėt tokią, kur nuskenuoja jūsų veidą, parodo kiek amžiaus. Įsigaščiau. Kodėl? Štai, prie naujovių nepripratom dar. Nu, tegul bus. Priprasim? Priprasim. Ir pasitikit dirbtiniu intelektu? Taip.